Varėniškiai, sveteliai iš toli ir arčiau atvykę, šiandien jūs sveikina gražus kolektyvas, gražus varėniškiai ir visi gražus čia amatininkai, tautodailininkai, ko čia tik nėra. Ir visi sveikina jūs atvykusius į Dzūkijos regiono prieš Velykinį mugį Auksalio kupkas. Dar ties galite jau padėti savo krepšius ir paploti biškį, pašildyti delnus. O, ten labai gerai. Pas mane čia parašyta, kad sveiki susirinkę visi gražių pavasario dienų. Nu, aš nežinau, kiek jinai graži, vieni sakė, kad nelabai čia graži, bet man atrodo, jinai iš tikrųjų yra labai pavasariška, tokis oras geras, biškį lietutis krapnuoja. Tai svarbu, viskas dar priklausys nuo jūsų nuotaikos ir šypsenų. Tai negailėkit, tikrai ir paplokit, ir nupirkit, bet čia šiandien tikrai yra ko veiks. Ir tuo labiau, kad jau per eilę metų, nes šita mugė jau 5, jau visi žino, visom Lietuvon garsas tas nuėjęs, kad čia apsilankyti tikrai nesgalėsit, bet čia galite įsigyti gražiausių darbų iš pačių nagingiausių dzūkų meistrų. Tuo galit nebejot ir meistram labai paplot. Tai mugė įsivažiuoja ir dar tikrai bus daug čia visko įdomybių, meistrai trauks iš po prekystaliukų paslėpį turi ir jie labai bus maža to, kad jo stengsis parduoti ir stengsis ir parodyti ir dar visą gražiau padaryti. Dėl ko? Dėl to, kad juos vertis ir gal išrinks pačiu geriausiu mugės amatininku. O kasgi juos rinks? Taigi rinks kompetentinga komisija. O, kaip čianais rimtai viskas. O dar tų komisijų leiskit jums pristatyti, tai Lina Bukauskienė, tradicinių amatų centrų asociacijos pirmininkė, su jūsų aplodismentais. Lina Bukauskienė va jums mojuoja rankelį. Regina Svirskinė, Varėnos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina. Ir Jonas Bajoriūnas va stovi didelis vyras Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato. Vyresnis, nu čia gal seniausias, tas specialistas etnografas turbūt. Taigi, kaip ir skelbtume mugę atidarytų, bet dar jūs visus pasveikit, gražiai palinkėt, kviečiu Reginų Svirskinį, komisijos narį ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojų. Mėly meistrai, kurie šiandien čia susirinkote su savo gražiais darbeliais ir tiesiog pasitinkdami Velykų šventę ir ne tik Velykų šventę, o kaip tik rytoj yra verbų sekmadienis. Tai aš manau, kad visi šiandien mes rasime čia tokių gražių, nagingų žmonių padarytų darbų ir juos įsigysime ir padovanosime savo artimiesiems ir rytoj taip pat su verbomis, tikromis dzūkiškomis eisime į verbų sekmadienio pamaldas. Aš linkiu visiems jums labai geros nuotaikos, nesvarbu, kad čia tas nedidelis lietutis ir šiek tiek pilkų debesėlių, bet mes kiekvienas kitą gal laikykime šypseną, gerumu ir geros prekybos visiems ir geros gražios šiandien jums mugės. Tai va, mėly mugės dalyviai, meistreliai ir pirkėjai, tikrai viskas bus gerai, džiaukitės, šiandien graži diena, Velykos jau ant nosies ir maža to, kad dar galima visko prispirks ir čia patargavots, ale dar jums ir gražiai dainuos ir gros ir dar tais jums jau dainavo ir dar dainuos kolektyvas Žeirė, kuriam vadovauja Vaida Naraševičiūtė, o po to jūs palinksmis ir kojelas galėsit pakilnot, tai šaunus muzikantas, mūsų garsus Varėnos ir ant visos Lietuvos, tai Stasys Junda.
Aš, Ilona, aš jiem daviau odus, jie dabar. Ilona, aš paparvui. Aš norėčiau kažkur prasivaikščioti, toj baigiu. Einam kartu. Komisija tikrina, vertina. Naudės pas mus sakė. Nerašysit? Šitą nedalyvau. Grožį reikia. Man patarė, kad išlenktas geras. Lenktas kaip tik privalumas, nes privalumas lenkto blyną ištraukti iš keptuvės. Nes su tiesiu nepatogu, su lenktu daug geriau.
ketvirtadienį. Vai, vai.